Kredito istorija yra kreditinių institucijų užfiksuota finansinė, fizinio ar juridinio asmens reputacija, atspindinti jo gebėjimą atsakingai valdyti įsipareigojimus. Ji formuojama iš įvairių asmens istorinių faktorių - buvusių ir esamų įsipareigojimų pažeidimų, kredito kortelių naudojimo, vėlavimų ar net užklausų dėl naujų kreditų. Ši informacija kaupiama kredito biurose ir tampa vienu svarbiausių kriterijų vertinant asmens patikimumą finansų institucijoms. Stipri kredito istorija suteikia apčiuopiamų privalumų - lengviau gauti paskolą, palankesnės palūkanų normas ar didesnius kredito limitus. Tuo tarpu prasta istorija gali tapti rimta kliūtimi. Net ir turint stabilias pajamas, kreditoriai gali vertinti tokį klientą kaip rizikingą. Dėl to kredito istorija dažnai lemia ne tik finansinės galimybės, bet ir bendrą ekonominę laisvę. Svarbu suprasti, kad kredito istorija nėra statiška, ji nuolat kinta. Atsakingas finansinis elgesys, laiku vykdomi mokėjimai ir subalansuotas skolinimasis ilgainiui gali pagerinti net ir anksčiau pažeistą reputaciją. Priešingai, neapdairūs sprendimai greitai palieka neigiamą pėdsaką. Turint blogą kredito istoriją, reikėtų privengti naujų paskolų ir bandyti suvaldyti savo finansus, padengiant turimus finansinius įsipareigojimus.